Nu. Jo. Žvaigždė. Gaila nėr viršaus. Aukti savo. Geras, ne? Bet tada va filmuoji ir ne... Ką? Čia negerai. Kas negerai? Nenoriu. Ne, tai aš tavo veidą nėra. Nesvarbu. Žvaigždės negaliu? Bet tai situacija tokia, kad bet kokia atveju, kad, Nu, tada nedėsiu nieko. Gerai. Sau nusifilmuosiu, žinai, Ne, tu čia buvo taksi. Ką? Matai, kaip tai buvo, nešuojama į. Visokių pridėtų. Tai gerai, čia natūralioje aplinkoje, čia kalviai, supranti? Žiauriai įdomu, kad kalviai. Tiesiog, žinai. Gal papasakos, kad to tėvuks. Anąkart man pasakoja, žinai, kaip čia. Tai kaip tik, girdi, daugiau emocijų, smagiau ir įdomiau viskas gausis. Marija, reikia išėjim dabar lauktų. Kažkur tai užkieškti, nes jį... Neskubėk, svarbiausia nesusižeis. Ištekins, un buvo paleitas tylis tekins tas. Matot? Aha. Originalas. Labas vakaras. Mamėt viskas. Čia originalas, ne? Ką? Ko tu sakė? O kas jį? Kiek sveri, kaip galvoji, kiek sveri? Negaliu pasakyti. Kokius netems 200? Svarai, bet dabar nieko pa... Ne, Nulis kalnėlis. svert nereikia, bet va taip, žinai, nu vis tiek tu jau žmogus su patirti meistras, taip, žinai, iš akies. Neprimeti? Nu paimti. Nu iki 2, ne? Apvesti. 150. Tam tai tikrai. Tik 4 turėtume pakelti, ne? Pabandom. Pabandom 4. Nieko baisu. Tai žiūrėk, aš tada privažiuoju, ne? Čia šuniuks, viskas normalis, šuniukas. Ne, jaučiu, kad... Čia galiu privažiuoti, turiu kažkokį karutį. Ne, su karučiu niek nebus. Nepatinka, kad būtum palėtėtas. O tu pafilmuok. Aha, čia būtų gerai. Palau, per plotį nepamatavot? Per duris. Ne, išsitinsi. Išridenta, ne, bet žinok, atsargiai ridenk, jeigu virs. Nesulūšama. Ne dėl to, tavo ranka gali sulūžti. Aš pirštą vieną buvau nusikirtęs su panašia žvaigždė. O šitai. Nu, bet jūs fanatika. O tu fanatiks tik kitų reikalų. Ne? Dėl ko? Nu, kiekvienas fanatiks savo temą, supranti. Visada žiūriu nuotaikoj. Paguldyt ant šuono. O, ne, tai mes stovėjai. Visada žiūriu nuotaikoj. Va. Lobiai. Neskubėk. Dabar reikėtų gal prilaikyti. Nu, vėrs, jeigu ten nelaikyti. Jeigu virs tai į šitą pusę atsargiai, kebra. Tu
Aš dar noriu to dugno pažiūrėti. Kaplintas slėnis. Ne, pavėž mes, jeigu pavėž. Ne, tai nenorėsim. Aš arba nusmir pažiūrėti. Sala pačiai. Kažko turėtų būti. Žinimas kažkuo. Reikia būt. Įvadu, tu kad restauruotis vaštas paleis, nepaleis. Nemanau. Matai, užfiksuoti, privirinti biškį, matai? Aš nežinau, čia jau kas. Nuo vibracijos. Čia to stil gausiu ištaisyti kaip nors. Paliksim čia kaip tavo indėlį į istoriją. Nieko baisaus šitas. Ne, čia. Bet čia kažkur liktai, aš mačiau, kad buvo tos klėjimas kažkokius, ten tos. O kur dabar mano, čia nepapaliek. Neriau. Nu, kaip pažiūrėk. Kažkur aš praeit kartą buvau mai. Tai negali būti aptekinta, a tu, tipo, Ne. įmušta į vidų? Jo. Ar iškylė? Ne. Mušta buvo. Neriau, nubėg. Ne, buvo. Aš ką. Nelabai. Matau, galėjai būti iškeliai, kai cilai buvo, nes aš šito vėliau kapotins buvo, ana buvo apsemta. Nu, supratau. O čia matau, kad kapytas. Žinau, kad nėra. Akiniais irgi nerasi. Kažkur buvo matęs, kad tada toms man sakė, šitas ir tokių originalas, bet bijau pasakyti. Girdėjau, kaip jisai vidui galėjo matyti, tai nevartėt? Ne, aš nevarčiau, bet kad aš kažką apšeičiau. O, dabar gerai. Un tu gumų nedėra. Ne, bet jau Nelieksiu, bet kokiu atveju. Čia gal baisiau dėl lanks. Ne, lanks nepaės. Čia. Žiūrėk, viskas taip. Ramiai. Dėt, dabar žinakas ir. Dabar galėsi neberašinti garažiuką, ramiai gyventi. Ne, tu galvoji, kad aš dėl noro ratinau? Juokauju. Ne. Na, jeigu pas man, po tas mūsų buvo palicis, susai po 50 gramų. Ei, no, ko žmogus palicis. A girdi kitą kartą užsuksi prieš kasimą. Nu, nuo 100 eurų, žinot, priklauso. Jeigu... Matot, jeigu čia reik pasidėti, reik didžiųjų pasidėti, ne tu vaikiš, bet jau reik Jo. rimtesnį. Nu, ko dagai? Tu vakar dabar galvojat, daužyt mum pizdi pas tėvą, ne? Važiuoju, žinau, čia gal reikėjo, va čia. O, dabar jau visai čia. Daužyt mum vakar pizdi, ne Tu dabar. man- O čia aš apie to, ko šnekėjau, kad mon mama, kad tada, kai buvau per karą, kad tėvokite atėjo ir pasakė, sakė, jūs nemėgokit šį naktį numus, nedažnai nenumus nemėgokit. supratau. Nu, kada sėdėjau, kad lėktuvą užskridai sušautų dažnį. O čia ta vieta, vat.
Čia, bet čia ta daržinė, aš nežinau, iš kažkokių metų ten nuėjo. Kada buvo statyta dabar, bijau kažkur tai pasakyti. Papasakok, biški, čia man kaip pasakoja, kad upelį rado tą žvaigždę. Šitam upeliukė, kur ištek iš tvenkinio. Jo, bet šiaip dabar tas upėlis jau netovėto. Nu gerai, o maždaug kelintais čia metais? Davai, dėkui. Kelintais maždaug metais buvo. Jeigu mes to žvaigždė atrad, bijau pasakyti, tėvoks gal atrad, gal aš nedidėlis nebuvau. O. Net atradot. Nes, sakau, buvo situacija, kad tas upėlis tekėjai, jau, sako, pamatė, sakysim, totie, išlindus. Kažkiek. Totie. Sak, galvoju, žinai, kas ir, sak, tas upėlis tek, sak, galvoju, pros, ledintaus, pros, sak, ta kirti, tas prieks išlindus. Sak, pradėt kas, sak, žiūr komunitė, didį, tas metalas. Ir uns, ir tada, vežu pradėjai kasti ir, iškastus, sak, žiūr, kad aš vaidė, uns, pradžius galvoju, kad, prostien tanką, dakunus, ir patraukė į pašalį, kiek aš atsimenu, tada aš mažas buvau, uns ten senųjų upelį pašalį, tai buvo padėts, uns, bet kokį atveju, uns, kažkur tai pateisti, kokį metalą, kažkur tai, taip, tik tai stovėjai. И пастяв, kad ta situacija, kad buvo, kad mes čia užlyginom, vis tu peivelčią, kur buvo, tokį užlyginom. Jie palikti ant tuo. И пастяв, aš galvoju, ta žvaigždė, toks prakals, normalus viskų tu, tada mes T16 traktorių pradėjom kasti, išsikasė mano lauk, parsivežėm tu, bet čia jau buvo kokį 94, gal 93, gal metą, kažkur, taip. Parsivežėm ir čia pasistatėm. Žiūrėk, bet tai čia malūns vandens buvo pastatyts ar ne? Buvo, ne? Tai tavo tėvas buvo pastatęs? Ne, čia mums buvo. Bučis. Ai, seniai. Bučis, jau mam dabar šias metus bus 90 metų, anus tėvus buvo. Iki kar buvo tas, bet vot kap... Ir jis veikia tas malūnas. Jo, maldau miltus, su vandeniu maldau miltus. Jo. Buvo tas veikia, su tas kapčiai dėdom nusas tveikiai. Iš to tveikiai mums, leisam kažkiek, kol sumals miltus, kažkiek jau nukrisdau. Vėl pritvinksondau, vėl galėdau malti, nes malūnų, kaip sakyti, reikėdavo daug vandens. Kaip paleisa, per tas tintų, bet, o kaip dabar mam neatsimenu, kaip mam jau neatsimenu, kaip tas malūns buvo, nes 36 metas, kaip 36 metas, sako, aš jau nežinau, ką mums buvo, o kaip nukriuoju, ar susprogdėn, a tada, kur sako, aš tak neatsimenu. Supratau. Nes čia buvo, taip padomenta, kurį tas malūns į. Bet čia faktas tas, kad Frons čia šitas votėjai. Čia buvo medinis stils, tik ta peškom galėjai perėti, bet čia buvo prasta. Per to prastą galėjai